ar Red Bull yra lėčiausia komanda be Maxo Verstappeno. Čia aš pastebiu labai daug nesutarimų, nes žiūrint taip paviršutiniškai labai lengva sakyti, kad atėmus iš Red Bull taškų visus Maxo Verstappeno taškus, jie būtų paskutiniai ir tai reiškia, jog Red Bull yra pati lėčiausia komanda. Na tai yra paviršutiniškas mąstymas. Visų pirma, reikia įsidėmėti tai, kad Red Bull 100% koncentracija yra Maxui Verstappenui. Tai reiškia, jog bolidas yra sudarytas Maxui Verstappenui. Ir šitas pokytis, aš manau, atsirado naujo reglamento eroje, bet kadangi tas Red Bull bolidas buvo antie geras, tai užslėpė būtent iš Sergio Perezo problemas su to bolidu, kas pasimatė pernai. Ką reiškia, kad tai nėra sutvertas bolidas. Nesvarbu, ką tu ten įsodinsi. Ir todėl, kad tas bolidas yra sukurtas Maxui Verstappenui, todėl negali sakyti, kad tai yra lėčiausia komanda. Nes tikrai Red Bull turi Maxo Verstappeno rankose antrą greičiausią bolidą.